Sveiki būsimieji kolegos, aš esu Mindaugas Rainys, TV3 sporto žinių redaktorius ir Viasat Sport Baltic komentatorius. Kaip žinote, mes ieškome žmogaus, kurį galėtume pavadinti Viasat krepšinio reporteriu ir kuriam norime suteikti unikalią galimybę ne tik pamatyti Europos vyrų krepšinio čempionatą, bet ir tapti to čempionato dalimi. Išsames taisyklės, kaip dalyvauti šiame žaidime, galite rasti šio internetinio puslapio skiltyje taisyklės. O aš noriu šiek tiek jums pagelbėti, pasakydamas keletą svarbiausių dalykų, ko mes iš jūsų tikimės. Ir kaip žinote, kad šis konkursas yra susijęs su jūsų kūrybiškumu, noru ir intuicija. O mes laukiame jūsų video reportažų susijusių su krepšiniu. Ar tuom, kas jūsų nuomonė gali būti įdomu visai Lietuvai, artėjant Europos vyrų krepšinio čempionatui. Tad čia keletas patarimų, kaip nufilmuoti gerą reportažą ir pretenduoti į Viasat krepšinio reporterio vietą. Nesistengkite savęs įsprausti į kokius nors rėmus. Sugalvokite idėją, kuri būtų įdomi, pašėlusi, intriguojanti ir žavinti. Tai gali būti interviu arba įdomi tema su įdomi žmogumi. Ieškokite naujų, kartais gal nepatogių klausimų, kurie įdomus, bet kartais lieka tiesiog pamiršti. Kuo pasirinkta tema jums bus įdomesnė, tuo įdomiau bus ir žiūrovams. Nebūtinai laikykitės naujienų laidų formato. Tai yra tekstas, interviu, tekstas. Galite kurti reportažus skambant muzikiniam fonui, tačiau tuomet video turėtų būti aktyvus ir patrauklus. Temų aš jums nepasakysiu, galiu tik nebent palengvinti, kad tai gali būti jūsų mylimas kaimynas, pavyzdžiui, žinantis 1000 atsakymų į 1000 krepšinio klausimų. Jūsų sugebėjimai aikštelėje, neįtikėtini metimai ar sugebėjimai su kamuoliu. Galų gale jūsų miesto pasirengimas čempionatui, linksmi nutikimai ir pasakojimai, viskas, kas supa jūs. Pagrindiniai reikalavimai jums, kalbant apie techniką, tai pasistengkite, kad jūsų nufilmuotas video nebūtų labai jau nestabilus. Jeigu važiuojančiame automobilyje filmavimo kamera, kurią puikiai šiuo atveju gali stoti ir mobilusis telefonas, būtų perduodama iš rankų į rankas ir visi norėtų kažką pafilmuoti. Tai galiu garantuoti, kad po 1 minutės tokio vaizdo peržiūros, jūs galite tiesiog net ir supykinti dėl nuolatos drebančio vaizdo. Tad pasistengkite, kad vaizdas būtų kiek įmanoma aiškesnis, stabilesnis ir gražesnis. Interviu turėtų būti aiškiai girdimas, dėl to pasirūpinkite garso kokybę, nefilmuokite vėjant pučiui baisiai, taip pat prieš langus nefilmuokite. Ir dar vienas labai svarbus momentas yra kiekybė, kuri ne visada gali atstoti ir kokybę. Manau, kad patrauklus ir geras reportažas turėtų trukti nuo 1,5 iki 2 minučių. Aišku, jeigu jūsų reportažuose dalyvaus žinomas krepšinio veikėjas, krepšininkas, treneris ar kitokia žvaigždė, arba bet kuris žmogus, kurį pažįsta didžioji Lietuvos dalis, interviu bus patrauklesnis ir pritrauks daugiau žiūrovų. Visada prisiminkite, kad būna arogantiškų žmonių ir žvaigždžių. Dėl to pirmasis jūsų klausimas turėtų būti nebūtinai susijęs su tema, taip vadinamas atsipalaidavimo klausimas. Interviu bus gyvesnis ir jums patiems bus lengviau gauti norimus atsakymus. Tačiau jei pašnekovas ir ne žvaigždė, nes tai tikrai nėra kažkoks reikalavimas, tuomet jūsų klausimas turėtų būti susijęs su netikėta ir įdomia tema, kurią jau dovanokit, bet aš nepadėsiu pasakyti, teks sugalvoti jums patiems. Nebijokite improvizuoti ir gal net kartais šokiruoti. Man asmeniškai visuomet yra įdomu pamatyti kažką naujo ir ko oficialiuose naujienų žiniuose kartais, negali sau leisti parodyti dėl tam tikrų reikalavimų. Laužykite stereotipus, būkite nenuspėjami, kad žiūrovas jūsų darbą norėtų pamatyti dar kartelį. Jūsų pačių rankose unikali galimybė pamatyti čempionatą, spausti rankas krepšininkams ir tapti puikiausiu Viasat krepšinio reporteriu. Iš tikrųjų, nepraleiskite tokios galimybės, nes toks šansas pasitaiko vieną kartą galbūt per 100 metų. Tiek patarimų iš manęs kol kas ir sėkmės darbuose.